Taikvon. Sveiki, linkėjimai iš vienintelio taikvondo ITF klubo Lietuvoje Gintarinis Tigras. Kolegos prašymų šiandien demonstruoju mažą savigynos pamokėlę, kaip atlikti tiesų smūgį ranka ir nesusižaloti. Nes, kaip sako rytų išmintis, geriau būti samurajumi sode, nei sodininkų kare. Taigi, kaip minėjau, šios pamokėlės temos atlikti tiesų smūgį. Mūsų tikslas pamokos gale sugebėti atlikti taip. Prieš atliekant smūgį labai svarbu suformuoti tinkamą kumštį ir atlikti tinkamą judesį, kad išlikti saugiam ir nesusižaloti. Kaip atliekama ši technika, kaip sudaromas kumštis, padės man parodyti jums dvi mūsų mokinės klubo, Gitana ir Agnė. Prieikit, prašau, atsisukit į kameras. Kaip suformuojamas kumštis? Paimama ranka, ištiesiama pirštai, sulenkiami 4 pirštai į kamuoliuką, suvyniojama visi sąnariai ir nykštys užlenkiamas apačioje. Labai svarbu, kad smūgio metu atliekamas smūgis į taikinį pasiektų pirmais 2 didžiaisiais krumpliais. Tik tokiu atveju galima nesusižaloti. Dar labai svarbus akcentas atliekant smūgį, kad riešo sąnarys ir alkūnės sąnarys būtų tiesus vienoje linijoje, nes priešingu atveju galite patirti traumą. Didžiausios klaidos ir traumų tikimybės. Jeigu smūgiuojama užriestų riešų į viršų, jeigu kumštis nuleidžiamas žemyn, jeigu kumštis pasukamas į dešinę, arba kumštis užriečiamas į kairę. Teisingas smūgio atlikimas. Lėtai. Ir realiu greičiu. Tikiuosi, kad išmokot, pasibandėt. Jums pamokos užduotis įsitikinti, ar tikrai pavyko atlikti viena ranka 5 smūgius į taikinį 50% jėga. Sėkmės!